Sveikos merginos, na tai ką, ir pradedam vėl naują savaitę, nors šiandien jau yra trečiadienis, dėl to pradedu biški vėliau, dėl to, kad prieš tai siuvinėjau elfukę ir bonsą. Tai aš pabaigoje video parodysiu, kiek man pavyko per savaitę pajudinti elfukę ir bonsą, o dabar pradedu kalėdinę ruletę. Tai čia pasilikau tik tai kalėdinius darbus ir noriu dabar išsukti kalėdinę ruletę, iki kalėdų siuvinėti tik tai kalėdinius šitos mažus darbelius ir ko gero judinti savo elfukę į priekį. Na ir pažiūrėkime, kasgi man iškris, kuris pirmas darbas norėtų būti išsiuvinėtas arba ne visai išsiuvinėtas, o truputuką. Aha, vėl naujas darbelis. Tai yra štai tokios kojinės. Aš jas prieš kažkiek laiko pernai ir užpernai siuvinėjau ant plastiko. Ir abiejų nebeturiu, nes iškeliavo dovanų, bet jos man labai gražios, tai aš jas norėčiau išsiuvinėti dar kartelį. Tai ką, eisiu ieškoti siūlų, eisiu ieškoti rinkinuko, kuris pas mane padėtas yra. Jeigu neužteks siūlų, tai galima bus papildyti kažką, vienu žodžiu, pritaikyti. Gerai, einu tada ieškoti, ko reikia. Ir tada, ką, susitiksim jau kitą dieną. Na tai va, šiandien jau yra šeštadienis, nors aš padariau tą darbą vakar. Ne, šiandien baigiau jo. Ir kągi aš dariau, užduotis, tai va čia matot prie kalėdinio bingo, tai buvo, dabar galvoju, net nenuspalvinau dar. Tai va štai šitas. Kojinė, 500 kryželių reikėjo padaryti, tai aš ir padariau tos 500 kryželių, truputį daugiau. Ir gruodžio mėnesio tai buvo štai čia raudona 200 spalva. Ir kągi aš primenu, tai buvo tokia va kojinė raudona, pasidariau, aš persirinkau schemą, kad galėčiau savo įsiuvinėti, nes tada lengviau yra skaičiuoti kryželius, negu braukyti ir kiekgi man čia pavyko. Tai štai tiek. Tos kojinytės gavosi ir truputį raudono siūlo pritrūko originalo, tai pasiėmiau DMC siūlą, tai iš čia va truputį, va čia toj vietoje pritrūko kelių eilučių, tai jisai, net nežinau, truputį vos gal skiriasi, nes vis dėlto sunkoka pritaikyti siūlus, bet čia kadangi bus kalėdų žaisliukas ir čia dar bus, va kaip matote, bus tos snaigytės išsiuvinėtos, tai labai ir nesimatys to pakitimo, bet nežinau, ar jau matosi. Gal, nuo apšvietimo dar labai priklauso, bet šiaip faktiškai labai mažai, gal truputį mažiau, čia va toj vietoj gal mažiau, šitoj vietoj toks keistesnis raudonas, spalva skaistesnė tokia, o čia tokia truputį prigesinta, tamsesnė liktai. Aišku, prie gero apšvietimo galima tikrai nutaikyti siūlus ir pažiūrėti. Tai štai, kojinę kol kas padedu į šoną ir dabar einu atsinešiu kompiuterį ir suksim kitą kalėdinį darbelį. Ir žiūrim dabar, kasgi man šiandien iškris. Koksai darbelis iškris kalėdinis. Norisi visus pajudinti po truputį ir kažką pabaigti, aišku, iki kalėdų. Ir vėl naujas darbelis. Tai kalėdų senis. Tai aš vieną iš tų kalėdų senį jau padariau, tai smagu tai, kad jisai labai greitai siuvinėjęs ir labai fainiai gaunasi. Tai bus dar vienas kalėdų senelis ir turbūt pažiūrėsim, kada aš jį šiandien arba rytoj pradėsiu ir parodysiu. Einu ieškoti dabar siūlų ir plastikinės kanvos. Štai kalėdų senelis jau ir pabaigtas. Tai aš jį visą padariau. Dar neiškirpau, čia matot kontūrus praeito senelio. Kontūrai likę tik tai, o čia šitas seneliukas. Kiek aš jį siuvinėjau, tai šiandien iš ryto truputį ir vakare. Tai beje, šiandien yra jau pirmadienis. Norėjau labai jį visą išsiuvinėti, kad jau vienas būtų pabaigtukas, pradėtukas ir pabaigtukas. Dar galvojau, čia siuvinėsiu tą trečią seneliuką, kur turiu, bet žiūriu, kad čia man neužteks vietos, nors labai norėjau sutalpinti. Labai fainas mažutis seneliukas ir
Reikės dar tik tai iškirpti ir viskas. Ir ką, turiu pradėtuką ir pabaigtuką iš karto. Na ką, ir dabar einam, aš parodysiu jum, kaip man sekėsi pajudinti bonsą ir elfukę. Na, štai ir mano bonsas ir dabar aš jums įdėsiu nuotrauką, parodysiu, kiek buvo, priminsiu ir dabar kiek aš padariau. Tai padariau štai tiek ir čia va matot, gal iš arti nelabai matosi, gal iš toliau biškai. Tai va čia takelis eina akmenų link kažkur, link to medžio. Čia vat pasižiūrėjau, labai gražiai išryškėja samanos tokios, nežinau, čia pusiniai siuvinėjau, bet labai gražiai taip atrodo, tokios iškilę netgi samanos, sakyčiau. O štai šitas daiktas, tai man parašė komentaruose, kad tai yra japoniškas akmeninis žibintas, kurį anksčiau statydavo būtent prie takų, tokius žibintus, kad jie apšviestų, reiškia, takelius. Na va, ir ką, aš dabar jau pradėjau čia bonso kamieną siuvinėti, tada čia jau eina tokios pilkos spalvos, truputį jau link medžio viršaus. Ir čia vat, matote, yra jau kelios rožinės spalvytės, tai yra būtent jau žiedų lajos pradžia. Tai eilinį kartą labai džiaugiuosi, kaip aš jį siuvinėju, dėl to, kad tikrai labai smagu ir tie siuliukai vis dėlto duoda to purumo, tokio, nežinau, iškilumą. Ir va čia va, taip atitraukus, pasižiūrėkit, nu tikrai va tos samanos atrodo tokios pakilę, purios tokios. Ir va čia taip kaip pritrauki, tai nu, kažkaip, nežinau, dar čia šešėlis man kažkoks eina. Nu, pritraukus irgi gal kažkiek matosi, va šitoj vietoj matosi, bet čia tai man toksai košė. O va taip atitraukiam ir iš karto ryškėja kažkas. Tai va, šitas darbas tiek paaugo per šią savaitę. Pažiūrėsiu, kaip seksis kitą savaitę, nes norisi tuos kalėdinę ruletę labiau pajudinti. Bet va, kaip mato, šią savaitę išėjo, kiek aš šitų darbelių, 2 dariau darbelius kalėdinius tik tai. Nes vis dėlto labai dėl ko? Dėl to, kad labai užsikabinau už elfukės. Va, pasižiūrėkit, kiek jau man mažai liko. Tai va čia gabalėlį pabaigti ir va čia. Tai kiek žiūrėjau sagoje, tai jeigu aš kiekvieną dieną darysiu po 500 kryželių, tai turėčiau pabaigti per kokias 12 dienų. Taip skaičiavau sagai. Bet kartais būna, matot, vis tiek dienos, kad mažiau kryželių padarai, daugiau kryželių padarai, nes čia jau yra kaip pasakyti, daug tas pačios spalvos, tai gana greitai siuvinėjasi, bet vis tiek dar gabaliukas yra, bet jau artėjam iki pabaigos. Ir aš matau, kad aš ko gero jį pavarysiu ir pabaigsiu būtent šiais metais, ko labai labai noriu. Tai ką, viskas, tai merginos tiek šią savaitę, padariau darbų, nelabai daug darbų buvo, bet smagu buvo, kadangi visus darbus man būtent šitas darbas nustumė į šoną. Tai, nu ką, eisiu dabar toliau siuvinėti ir ko gero rytoj jau bus antradienis, tai galėsiu sukti ruletę ir žiūrėti, ką jau rytoj galėsiu kokį dar seneliuką ar kažką padaryti. Nors tiesa, dabar prisiminiau, štai šitas senelis, aš ten dalyvauju tuose žaidimuose, tai kalėdiniam bingo reikia padaryti 700 kryželių, kur yra kalėdų senis. Ir aš turiu šitą senį ir jisai netraukia 700, tai yra 500, dabar pažiūrėjau, 505 atrodo kryželiai, tai man reikės dar antrą seneliuką daryti, tik tam, kad įvykdyčiau tą užduotį. Tai ko gero aš ir darysiu, kad pabaigčiau užduotį, o tada jau šitą suksiu ruletę. Tai va, aš tikiuosi, kad kalėdiniam bingo tą užskaitys mūsų administratoriai, nes, neužskaitys, bet bus dar vienas seneliukas padarytas. Nu ką, merginos, tai ačiū, kad žiūrit mane, spauskite laiką, prenumeruokite ir stebėkite, kaip į pabaigą šuoliuoja mano elfukė ir kaip jinai atrodys, kai aš ją visą išvyniosiu. Va čia jinai visa, matot, suviniota, net netelpa į kadrą.
Reikia labai atitraukti į viršų. Va. Ir aš ją parodysiu, kaip jinai atrodys visa išsiuvinėta. Tai geros savaitės, susitiksim jau kitą pirmadienį. Tai bus jau visai artėja net Kalėdos, tai bus labai smagu. Iki.